mėnesį dar toliau vieną poeziją, kaip sakiau, kiekvieną rytą, dar rytoj liks dar vienas jo tikėjimo kredo, vienas eilėraštis, tai yra Piemenukas, Pastorciko ir čia matome šitą paveikslą, pasižiūrėkite tą paveikslą, kai buvau Salamankos vienuolyne, kur buvau apie 7 metus, mokiausi universitete ir mūsų prioras Santiago pagal tą poeziją, nes jis labai buvo, ir žinote, kad sako, Jėzus buvo pakabintas ant medžio. Ir jisai sako, reikia padaryti paveikslą, jis yra didelis, ten, nežinau, kiek, ant 1,5 metro, ant 3 tokį padarė paveikslą, jis Salamankoje yra mūsų vienuolyne. Tas Jėzus, jisai kryžius yra vaizduojamas kaip medis, nes jo aukoje, Kristaus aukoje, ar ne, davė gyvybę pasauliu, mes einam į dieviškąją trejybę, įeinam, kas priema jo šitą auką. Ir taip pat, žinote, tą paveikslėlį, kur kryžiaus Jonas yra nupiešęs, kur yra Jėzus ant kryžiaus, tą žymųjį paveiksliuką, kuris yra labai mažutis, įsikūnimo vienuolyne, kai nuvažiuosim, gal kada nors pamatysit, kas jau buvot matėt, labai mažiukas. Ir iš tikrųjų, kai Jėzus yra ant kryžiaus, ir tiesiog, šiandien, kai kalbėsim apie tą eilėraštį Pastorciko, jūs gausit visą medžiagą, galite tai kažkokias smulkmenas pasižymėti, bet yra Andrius paruošė, man da pakoregavo, mano gražiau padarė, ačiū Andriu tau, tikrai tiek viešpats atlygins, nes viską darai dėl viešpatės ir viešpatės garbį, kad viešpats tau atlygintų, duotų tau fizinės ir dvasinės sveikatos. Taigi, tas paveiksliukas atrodo, kad Jėzus tiesiog nori nuo kryžiaus arba nuo to gyvybės medžio, kryžius yra kaip gyvybės medis, tiesiog nori apkabinti visą pasaulį. Na ir gerai, dabar tą paveiksliuką laikinai mes jį paliksime, gal padidinsim. Čia, jo, pasidinsim. Jėzus nori apkabinti visą pasaulį, ar ne? Ir einame į tą, ką jums paruošėm ir man padės. Taip. Čia matot, tas paveiksliukas, kur sakiau, kad pats kryžiaus Jonas padarė, yra įsikūnimo vienuolyne. Jis labai mažiukas yra ir pagal jį tiesiog pasauliniai dailininkai irgi įkvėpė. Tiesiog atrodo, kad Jėzus nori tiesiog nuo to kryžiaus apkabinti visą pasaulį, tas piemenėlis. Iš tikrųjų, žinote, kad šventajam rašte piemenėlis, tas yra maloninis, kad pabrėžtų ypač Dievo meilę mums. Įsivaizduokit, kiek Senajam testamente buvo pranašų, Dievo žodis, Dievo tauta. Ir niekas to Dievo, kaip sakyti, nepažįsta taip, kaip turėtų pažinti ten tas kraupusis, žiaurusis Dievas, baimės Dievas, aišku, buvo ir meilės Dievas reiškiamas, bet kol Jėzus neatėjo, nemirė ant kryžiaus, tol pasaulis nežinojo. Tai šitas yra paveiksliukas jo, ne? Ir jisai sukūrė poeziją, čia yra Dibucho į poemą ir poemą tą, vadinasi Pastorciko. Aišku, šito irgi spausdinti dar negalima, nes čia gali būti daug variantų. Aš išverčiu paprasčiausia, kad kai originalas ispaniškai giedama, mes klausysim tą giesmę, kad jūs žinotumėt, ką daugmaž, kaip man širdie sakė, aš taip ir išverčiau, kaip sako, nesu poetas, kaip išverčiau, taip išverčiau. Tai dabar tokia buvo paplitusi 16 amžiui, nes žinot, kad yra, tada buvo žemės ūkis, piemenėliai, piemenys, ganydavo tos gyvulius ir buvo daug tos, tokios poezijos. Ir jisai paima, bet jis taip perdirba tą eilėraštį į Dievą, kad galima skaityti, kad jis nėra jau kopija kažko nors, bet jis ir padarė tiesiog įkvėptas šventosios dvasios. Tai va, grįžimas prie dieviškojo buvo mada ir paprotys, kurio esmė pasinaudoti pasaulietiškojo eilėraščiu. Ir ten buvo kalbama apie žmogišką meilę, piemenėlis ir piemenaitę gano, ir piemenėlis įsimylė į piemenaitę. Bet jisai perkeitė, perdarė, įkvėptas šventosios dvasios, kaip mes meldėmės. Galiausiai kūrinys tapo eilėraščiu apie dieviškąją meilę. Va. Ir ši poezija kalba apie Kristų ir sielą. Kristus pateikiamas kaip ganytojas, piemenėlis, kad dar sustiprintų, kokią meilę mes turi. Pats Dievas tampa tuo piemenėliu. O siela kaip piemenėlė, kaip ir giesmių giesmėje. Vat irgi, kas yra karmelitai, giesmių giesmę turite neilgą ten yra perskaityti, suprasti, nes visi mistikai ir remiasi giesmių giesmę, už kurią buvo net sodinama į kalėjimą, nes senais laikais lotyniškai tik buvo jinai ir kad tai labai tokia čia parašyta netinkama meilė, bet čia yra meilė tarp Dievo ir sielos, per keltinę prasme. Tada žiūrėkite, kitas svarbus elementas, sako, yra medis, kur parodžiau, kur mūsų prioras padarė tą paveikslą Salamankoje yra,
kurį kalbama aiškiai tik pabaigoje. Pabaigoje tas tiesiog viską susumuoja, to eilėraščio pabaigoje ta Dievo meilė viską susumuoja. Tiesiog kryžiaus medis, ar ne? Taigi šis kūrinys atrodo toks paprastas, Piemenaitė ir Piemenėlis, teologija ir meilės psichologija, išganimo teologija, tiesiog atspindyti tame pateikiami stiprėjantis meilės skausmai kylantis, bet dėl ko? Jam ne dėl to skauda, kad jo perveltos, kad jisai tenai, jam iš pradžių, tiesiog Senas testamentas tai parodo, kad Dievas, mes labai, Dievo negalime sužeisti, jis nekintamas yra, bet vis tiek Dievą mes žeidžiam su savo nuodėmėm, savo nedėkingumu, ar ne? Ir užmarštis, svarbiausia, mes užmirštam, lyg tai Dievo nebūtų. Dabar mes gyvenam 21 amžiuje, 20 lyg tai Dievo nebūtų. Ir paskui sakom, oi, koks Dievas, ką jis čia daro, kodėl jis toks blogas, lyg tai Dievo nebūtų. Taigi, pateikiami stiprėjanti tie meilės skausmai dėl netingumo ir užmaršties. Ir mes atsimenam Dievą, kai jau mums labai blogai, arba jau miršta žmogus, arba jau tada, kai jau nebėra niekad, negali nei draudimas, nei pinigai, nieko padėti, sveikatos nebėra, tada kreipiamės į Dievą. Bet kai esam gerai, ne? Va. Ir iš tikrųjų, kas pageidauja įsamesnio šio eilėraščio komentaro, jums kaip karmelitam reikėtų, vėl sakau, C tai reiškia dvasinė giesmė, antra redakcija 11, kur kalbama apie mylėtojo skausmus ir sielvartą, kai nėra mylimosios atsako. Čia irgi sakau, čia kažkur radau, ar aš išverčiau, neatsimenu, kaip čia buvo, knygoje ten buvo ispaniškai ir aš paverčiau. Kur kalbama apie mylėtojo skausmą ir sielvartą, kai nėra mylimosios atsako. Juk žinom, žemiško meilė, jeigu kas nors žmogus ar myli asmuo kitą asmenį, tas asmuo tiesiog neatsako, nekreipia dėmesį, kaip tas žmogus kankinasi. Va, ir sako 11, dvasinės giesmės 11 strofa, ta giesmė sako, atskleis savo buvimą ir nužudyk mane savo žvilgsniu bei grožiu, nes meilės skausmas nepagydomas nieko kitu, tik tavo buvimu ir atvaizdu. Paaiškinimas. Ir čia pats Kryžiaus Jonas aiškina. Taigi siela, trokšdama jau būti šito didžiojo Dievo apimta, kurio meilė jaučiasi apiplėšta ir sužeista širdyje, nebegalėdama to ištverti, šioje giesmėje prašo, kad jis ryžtingai atsiskleistų ir parodytų savo grožį, kuris yra jo dieviškoji esmė, ir kad nužudytų ją šiuo žvilgsniu atrišdamas sielą nuo kūno, nes ji negali jo matyti ir džiaugtis juo taip, kaip nori, iškeldama į pirmą vietą savo širdies skausmą ir troškimą, kuriuose jie atkakliai kankinasi dėl jo meilės, negalėdama rasti išeities be šlovingo savo dieviškosios esybės regėjimo. Toliau eina eilutė, skleis savo buvimą. Na ir čia aš jums pažymėjau, galėsite iš to lapo paskaityti ispaniškai, kurie mokat, ir angliškai. Aš turiu programą, kas galima būtų net pabendravus su mane, kada įsikrauti. Galėsiu parodyti pabaigoje, jeigu laiko liks. Va čia kompiuterį yra viso pasaulio karmelito programa iš Tailandijos, kurie padarė. Dvasinė giesmė, antra redakcija 23. Apie žmonių išganimą, išgelbėjimą per Kristaus auką ant kryžiaus medžio, nes čia susijęs su mūsų poezija, kurią klausysime, ne? Toliau vėl dvasinė giesmė 22.1, tai rašo apie Kristų gerąjį ganytoją. Tik tai Dievui tinka tas titulas Piemenėlis, ganytojas. Visi kunigai, visi viskupai, mes tik kaip vikarai esam, gerasis ganytojas yra Kristus. Antra S reiškia subyda. Antra kopimo knyga 7 apie Kristaus vienatvę, mirties akimirką. Sako, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Jisai buvo ir žmogus, matot, jisaigi Dievas yra, kaip Dievas gali Dievą apleisti, bet tie žodžiai išreiškia jo žmogystę. Kodėl mane apleidai? Todėl, kai mums yra labai sunku, atsiminkim, kad jisai buvo nusileidęs į mūsų sunkumo pat bedugnės, ar ne? Ir dar gali pasižiūrėti obras kompletas, tai visi jo darbai, puslapis 79, pastabas, čia parašyta, jeigu kas tą knygą galite internetu, dabar per pasaulį viską galima išgauti. Taigi, Švento Kryžiaus Jono Piemenėlis, tai meilė iki galo.
Ir ta jo poema Pastorciko yra vienas paprasčiausių ir kartu giliausiai jaudinančių ispanų mistinės poezijos kompozicijų. Karmelitų šventasis, naudodamas šnekamąją kalbą, artimą piemenėlių pasaulį, jis pats iš vargšų kilęs, užaugęs, neturtą patyręs, vargą, pateikia poetinį palyginimą apie Kristaus meilę žmonijai paslaptį. Per nuolankaus, meilės apimto piemens figūrą poema atskleidžia pačią Evangelijos širdį, Dievo nesavanaudišką, ištikimą ir kenčiančią meilę žmonijai. Na, matom, kaip čia įkvėpta, aš jau viską aiškinau, bet sakau, poezija, galima mes savo gyvenimą turi paversti kažkuo dievišku, ar ne? Kaip Kryžiaus Jonas tą paprastą poeziją pavertė dievišką poeziją. Piemuo nėra tiesiog žmogus mylintis, bet pats Kristus, gerasis Evangelijos ganytojas. Piemenaitė atstovauja kiekvienam asmeniu, ne tik moteriai ar vyrui, pašauktam atsiliepti į tą meilę. Ir kontrastas tarp piemenėlių didybės ir piemenaitės menkumo įveda poemos dramą, begalinė Dievo meilė prie žmogaus širdį trapumą ir nepastovumą. Mes dabar galim, oi, kaip aš myliu tave, Jėzau, praeina 5-6 dienos ir mes pamirštam, nes nuodėmė yra mūsų ta prigimtinė sužeidusi. Toliau, žinokit, čia ne taip paprasta, ta poema remiasi pačia giliausia biblinė tradicija, todėl pranašai, ypač Ozėjas, aš dabar net ir parinkau skaitinį, kad šiandien mes skaitysim Ozėją. Paėmiau trumpučią vietą, kad nesilgai neskaityti, bet jeigu kas Ozėjo pranašystė patiks, koks puslapis dešiniai, kairiai, galite irgi įsimesti, medituojant tenai. Ir taip pat yra Zacharijas dar, Zacharijo irgi pasakysiu, kas susijęs su piemenėliu. Šiandien medituosime apie tą meilę piemenėlio, ne? Taigi, Dievas yra ištikimas vyras, kaip pas pranašą Ozėją, o jo tauta dažnai pasirodo kaip žmona, kuri nuklysta, aišku, dabar ne tik žmona ir vyrai nuklysta, neduok Dieve, ieškodama kitų meilių. Poema perima šią pranašišką intuiciją ir apmąsto ją Kristaus slėpinio šviesoje. Piemuo nepalieka piemenaitės, kai ji nuklysta ir neverčia jos likti šalia, jis gerbia jos laisvę, nes tikros meilės negalima nupirkti ar primesti. Tačiau ši laisvė turi savo kainą. Piemuo tyliai kenčia mylimo žmogaus nutolimą. Dabar tada tam pačiam lapė jau bus tavo poema. Čia, aš čia seną padariau, bet yra to jungsiu geresnį. Andrius man labai pakoregavo, tu nepalyginamai geriau negu aš. Neturėjau laiką iš senų laikų. Va, Pastorcikoj pabandysim paklausyti. Bet kažkaip šiandien neveikia tie rūperiai, labai tyliai paklausysim per tą. Čia vos skamba, bet tiesiog įeikim į originalą, ispanišką tą, tiesiog išgyvenkim, kaip jisai, nežinau, kuris parašė ar kalėjimo kamerų, dar reikia pasitikslinti, ar jau išėjęs tą piemenėlį, bet yra, man atrodo, kad jisai yra parašęs, dabar pažiūrėsim toliau. Čia gieda viena vienuolė, bet neturiu jos, tiesiog man davėt man tą įrašą, kai buvau vienuolinė, tai nesigirdi kažko. Nejungt. Ai, jungti. Nėra garso. Nesigirdė, ne? Vat, nežinau, kažkas atsitiko čia, nežinau, kas moka aparatūros. Nebevei kažkas atsitiko. Gerai, žodžiu, pasiklausysit. Tarp kitko, aš galiu pasakyti jum, kad žinokit, pavyzdžiui, dabar žiūrėkit, aš nežinau, aišku, internetą nejungsiu, nes čia prasidės visokie reklamų metimai, tik sugadins mums visą laiką. Bet jeigu parašytumėt internete, ne savo telefone, kur Un Pastorciko, El Pastorciko, išeina 10 melodijų giesmių, ar ne? Gerai, viskas, nes garso nėra, vis ką čia dabar klausysim, tai išjungsim.
Taip, o šiandien dar toliau aš galvojau taip, kadangi yra, kurie girdi ispaniškai, nes mes karmelitai turim ispanų kalbą mokėti ir aš galvojau, ką paruošti, nebuvo laiko, parapijoje esame mesti, čia Valdas yra didelis labai specialistas kryžiaus Jono, tai aš paruošiau tokį, vadinasi, Šventas kryžiaus Jonas pateiktas aiškiai ir be anestezijos. Ar gerai girdit galėtumė? O, Sigitas, sveikas gyva. Be anestezijos, jau viską nereikia, tu jau girdėsi, Visi girdit, ne? Tai dabar bus toks kaip filmas, biškis čia kalbės ispaniškai, bet aš iš karto versiu, kuris pristatys kryžiaus Joną, taip vėl visą be anestezijos. Tai čia yra tokių nekarmelitų, kurie pirmą kartą dalyvauja, ar ne? Tai pažiūrėsim, tai mokykla Šiluva, kur čia. Va. Šventasis kryžiaus Jonas paaiškintas paprastai, Čia mechanikai gal sutaisys garsą rytoj, kad būtų. Pažiūrėsim, koks čia garsas bus. Una noche de diciembre, en Ávila, un grupo de frailes carmelitas irrumpe en un convento y secuestra a uno de los suyos. Iki šį pradėjus. Hasta Toledo. Dabar pabandysim, gal sudai, bet 2 minutės ne, čia piktasis turbys visą laiką sugaidys. Aš žinokit, aš versiu, čia tik ispanų kalba nebūtinai, aš versiu garsiai, jie girdės. Po pamokos. Aš kaip mokytojas, po pamokos. Nes čia ne... Ką? Kad čia nėra tokia štekerė, brangusis. Nėra, čia Ričardas nupirko tokį, bet čia nėra štekerė. Ne, paskui aš jums pasiprašau, nes laikas eina. Čia labiausia, kad jūs girdėtumėte, ne? Vieną gruodžio 1577 metų naktį Aviloje broliai įsiveržė vieną savo vienuolyną ir pagrobė vieną iš savo brolių. Ir štai nuveža į Toledo vienuolyną ir uždaro į mažytį kalėjimo kamerą, beveik be jokio išorinio langelio. Tiesiog jis ten yra mušamas kas kiek dienų su rykštėmis. Ir tai patys ten būdamas taip skriaudžiamas, to celėje pradeda kurti savo poeziją. Ir iš tos celės gimsta pasaulyje ir ypač istorijos, Ispanijos mistikų istorijoje poema. Vadinasi Šventasis kryžiaus Jonas. Y de esa celda saldrá el poema más luminoso de la mística cristiana española. Ese hombre es Fray Juan de la Cruz. Dabar, kad mes galėtume, mes turime taip pat žinoti apie Ispaniją. Kas yra to laiko Ispanija, kad bendras kontekstas. Es una de las grandes potencias políticas de Europa. Y al mismo tiempo es una sociedad cerrada por dentro. Ispanija tuo metu, Ispanija yra pati galingiausia 16 amžiaus valstybė, bet ir iš kitos pusės pati labiausiai uždariausia viduje savo karalystę. Vigila con mucho cuidado lo que sus súbditos piensan, leen y dicen en voz alta. Pocos años antes ha terminado el Concilio de Trento, la gran reunión donde la Iglesia Católica. Ką tik tai buvo pasibaigęs Tridento bažnyčiaus susirinkimas ir tiesiog visose Europos šalyse buvo katalikų bažnyčia, žiūrėdavo, ką kalba jų tikintieji, ką sako, kokios jo mintis dvasingumuose. Su doctrina frente a la reforma protestante. De ese concilio salió una iglesia más dura, más atenta a la disidencia, más decidida a controlar lo que se enseña. Ir štai po to susirinkimo bažnyčia išėjo tokia labai kieta, labai kontroliuojanti, nes protestantai, kai sukilo Vokietijoje ir tada buvo viskas labai kontroliuojama to Ispanijoje. El instrumento de ese control es la Inquisición, una red de informantes, de denuncias anónimas, de procesos que pueden empezar por una conversación oída en una taberna y terminar en la hoguera. Tais laikais buvo inkvizicija, aišku, yra daug nesąmonė apie inkviziciją, ką bloga, bet iš tikrųjų tikrai buvo nelabai geri laikai, nes galėjo tave apskūsti be jokio nieko. Panašiai dabar daroma. 21 amžiaus apskundžia, nežinai, kas tave apskundžia, tavo turtą
paima, tu nebetenki niekur, tu gali kalėjime keletą metų praleisti ir tada uždarytas ir niekas nežinos, kodėl tai uždarė. Un sospechoso puede pasar años en prisión sin saber quién lo ha acusado. Sus bienes son embargados. Su familia queda marcada durante generaciones. Ir tada, sako, tas, kuris pasodintas, jo giminiai antspaudas lieka baisiausias, tada kaip koks jau prakeiktasis per 100 metų to esi. En ese clima vigila la Inquisición todo lo que pueda parecer alumbradismo. Nes tada buvo labai toks judėjimas vadinamas aliumbradizmo. Jisai teigia, kad gali žmonės visai be bažnyčios bendrauti, tiesiog apšviesti Dievu, kai Dievo dvasia paliečia. Directo con Dios sin pasar por la jerarquía eclesiástica. La mística resulta sospechosa por definición. Ir todėl mistika buvo įtariama tiesiog, per pačią žodis mistika, tie dalykai, kas apie kryžiaus joną, tai buvo labai laikoma įtartina. Pero al mismo tiempo, la mística española vive sus mejores años. Bet tuo pat laiku ta mistika gyvena pačius nuostabiausius tuos laikus. Ar jūs nieko prieš, jeigu aš ispaniškai visai išjungčiau ir kalbėčiau ir leidžiam vaizdą, kad biški netitiks, ar sutinka? Gerai, nes šitas ispanų kalba, norėjau, kad garsas būtų, tai būtume, mes Ispaniją važiuosim į mokyklą, mums mokytis reikia, bet vienu žodžiu, kad aš tada išjungiu garsą ir aš tada kalbėsiu ištisai, o jūs tada žiūrit ir bus greičiau ir bus geriau, nes šią techniką, matai, neparuošta, tai atsiprašom labai. Taip, išjungiam garsą, čia bus labai išjungtas garsas, paleidžiu ir viską. Bet tuo laiku tiesiog Ispanijos mistikai išgyvena savo geriausius metus, ne? Priespauda verčia mistiką išreikšti, parašyti labai tiksliai, ką patiria, nes tuo raštai bus skaitomi inkvizicijos. Todėl ir šventas Jonas Epas gimė Fontiveroje, Avilos provincija, 1542 metais. Ir jo šeima yra neturtinga, bet labai nuolanki. Ir štai jo tėvas Gonzalo, bajoras, kuris buvo neturtelė apsivedęs, kai Jonas turi 3 metukus, jis miršta jo tėtis. Ir 21 metų jis įeina į karmelitų mūsų ordiną, yra pasiunčiamas į Salamankos universitetą, svarbiausias universitetas tada. Ten mokosi jisai menų ir teologijos. Jis sutinka išventintas į kunigus labai Teresę Avilietę, kurią matome, kuri dirba Karmelio reformos darbe. Ir kad grįžtų tas mūsų ordino neturtas ir tyla, svarbu tyla, iš viduramžių šaknų. Nes, labai buvo įsipatoginę mūsų karmelitai, jau pinigų turėjo, gerai gyveno, ten tiesiog atleido tas vadžias, ne, ten 16 amžių. Ir Jonas sutinka padėti Teresei. Po to, po 1 metų, 2 draugai įkūrė pirmąjį vienuolyną Duruelio. Bet čia rodo ne Duruelio, bet Manceros vienuolyną. Ir jie vasivadina basaisiais. Kodėl basaisiais? Iš pradžių vaikščiojo basais, bet basieji tai arba su sandalais gali vaikščioti be kojinių, bet tai reiškia reformuoti, kad jie nori sugrįžti prie šaknų. Basasis reiškia, kad mes grįžkim prie savo šaknų. Tai va, o buvo kiti batuoti Kalzados, tai visai buvo dar to batuotojų vienuolynas, ne? Ir tai reforma auga, didėja sėkmė ir tie broliai pamato kaip grėsmę, kas čia yra, mūsų ordiną iš vidaus kažkas pūna, kažkas kūrėsi kiti. Ir jisai yra sulaikomas ir uždaromas į kalėjimą. 1577 metais gruodžio naktį Jonas pagriobamas Aviloje ir uždaromas į kalėjimą, Toledo kalėjime. Kaip sakau, kaip gimdymo periodas, 9 mėnesius išbuvo tam kalėjime. Gauna maisto minimumą, duonos ir vandens, pastoviai jį plaka, bendruomenė liepia pasirašyti reformos atsisakymą, kad nedirbtų su Terese, bet jis griežtai atsisako. Celės tamsa, ateities neaiškumas, jis labai veikia, galvoja, kad niekada nebeišeis iš tos celės. Įsivaizduoja, sekančiais metais, rugpjūtyje, jam pasiseka pabėgti per vieną langą, pasidarus virves iš paklodžių, supjaustė paklodę. Taigi, sužeistas, tiesiog jis pabėga pas mūsų seseris basasias karmelytės Tolede. Paskui jį paslėpė ir paskui jis išsiunčia į Andalūziją, į pietus. 13 metų jis gyvens Andalūzijoje, kūrė vienuolynus, vadovauja vienuoliams ir vienuoliams, eina dvasiniu keliu, veda kitus. Ir tai jis parašo tos 4 kūrinius, kuriuos mes jau minėjom. Tamsioji naktis, ne?
kopimas į Karmelio kalną, dvasinė giesmė ir gyvosios meilės liepsna. Ir dabar prasideda antras filmas, vadinasi, grynai apie tamsiąją naktį. Tamsioji naktis. Toledo kalėjime sukūrė jis poemą savo atmintyje, be popieriaus ir be rašalo. Jis viską mintyje rašė. Ten davė popierius, bet ten nedaug ir tiesiog mintyje. Yra tik 8 strofos arba stulpeliai. Moteris palieka savo namus naktį, kad susitiktų su savo mylimuoju, bet mylimasis poemoje yra Dievas, kaip giesmėj. Namai, kuriuose stojasi tyla, yra vidinis žmogaus gyvenimas. Iš tikrųjų, jisai rašo 5 posmelį, o kelią rodžiasi naktie mielesnė nei aušra, matom čia tos žodžius. Naktie sujungusi mylimai su mylima, mylima į mylimai perkeista. Poemoje naktis tai, kas veda ir daro įmanomą susitikimą su Dievu. Jonas naudoja nakties simbolį, bet ne taip, kaip pasaulis jį panaudoja ir supranta. Tai daro su tokiu tikslu, kad parodytų, ką reiškia ta naktis. Reikia skaityti jo prozą, kuri aiškina apie tai. Jis įskiria 2 vienas kitą pakeičiančius etapus arba 2 naktis, kurias siela pereina vieną po kitos. Pirmą vadina pojūčių arba jutimų naktimi. Įsivaizduokime dabar, kad mūsų gyvenime, arba mes, arba kokią asmenį, kuris daugelį metų patirdavo paguodą. Vaikščiodamas, pavyzdžiui, vienuolyno kiemų. Tiesiog eini per tą kiemą ir tave apninka koridoriuose tokia malonumas. Ir dabar, kai jau tau teikdavo ramybę einant per tą koridorių, staiga nustoja tai buvę. Tau jokio malonumo, jis daro tą patį, bet turinys to visai dingo. Pasivaikščiojimas tampa tik pasivaikščiojimas. Emocinis, efektyvinis turinys dingo. Bet neįmanoma nieko atgauti, jokių būdų, kas pradingo. Tai nepriklauso nuo valios. Šventasis kryžiaus Jonas tame pabrėžia pojūčių jutimų naktį, kad nėra dalykas, kad asmuo galėtų savo tai suteikti. Nė vienas negalim save įvesti tokį tamsiąją naktį. Mistikas krikščionių žargonio tai vadinasi pasyvioji naktis, pasyvioji, tik Dievas ją suteikia. Vadinasi taip, nes tu negali pasirinkti, asmuo neatsisako mėgstamų dalykų ar malonumų, bet tie malonumai jau jai nebeteikia jokios funkcijos, nebejaučia malonumų. Toliau po jo seka dvasinė naktis, dvasios naktis. Čia jau nekalbame apie malonumus materialius. Tai instrumentai, kuriais bus tvarkomas asmens gyvenimas. Jis jau nebefunkcionuoja. Mąstymas pasidarė be nieko, nelieka apie ką galvoti, nes senesnės idėjos, kurios padėdavo suprasti, kas yra, dabar visai nebepraverčia. Valia atranda, kad tiksliai nežino, ko ji norėjo. Kažkas visą gyvenimą savo identifikuodavo, pavyzdžiui, profesionalių gyvenimų, kažkokie ryšiai, kažkokia tikėjimo sistema, nors išorinės aplinkybės ir nepasikeitė. Šis savęs identifikavimas prapuola. Asmuo patenka į tokią teritoriją, kurioje savęs visiškai nebepažįsta. Asmuo gyvena išoriškai, bet viduje trūksta tų rodiklių. Ką galvoti apie save pačią arba patį? Asmuo kenčia ir tą kentėjimą yra sunku žodžiais išaiškinti savo aplinkiniams, nes neturi turinio išreiškiamus žodžiais. Tai yra ne dėl kažko, tai yra kažkas struktūriška, tai yra ta naktis. Naktis yra tas esmingas pagrindas, sisteminis pobūdis, tai yra, ką Jonas pavadina dvasinę naktimi. Ir ši būklė gyvenama iš vidaus yra praradimas. Yra procesas, sąmonė išsaugoja savo šviesą, bet pradingo tie faktoriai, kuriais remdamasis asmuo organizuodavo savo gyvenimą. Tamsuma tai nėra, kad nėra šviesos, bet yra kažko per daug, ko mokslas dar negali apibrėžti. Siela yra kaip akis, kurie tiesiai žiūri į saulę ir ji apako, šviesa. Jos tiek daug to šviesos, kad neleidžia matyti. Palyginimas ateina iš Platono ir Plotino filosofijos, matysim toliau irgi jų nuotraukas. Bet Šventasis kryžiaus Jonas tai pritaiko vidinio gyvenimo patirčiai. Naktis
Tai nėra poetinė metafora, ne. Išmesta laisvai į kūrinį, tai yra techninis terminas, apibrėžto proceso konkrečią fazę, kurios veikėjas praranda savo įprastas formas jaustis gyvenime. Ir patiria daug naują gyvenimo formą, patiria intervalą tarp dviejų tokių esmių arba struktūrų. Taigi Toledo Celės poema jau sakė anksčiau. Ir štai jo pasmelis 4 iš jo poezijos sako, naktis meilesnė nei aušra. Čia biškis stabdysiu. Naktis meilesnė nei aušra. Sujungia sielą su tuo, kuris ją betarpiškai, begališkai pralenkia. Ką Šventasis Kryžiaus Jonas aprašo, atrodo tikrovė realu žmogiškajam protui. Tai pats tiksliausias aprašymas apie žmogaus transformaciją. Nieks pasaulio nepralenkė, kuris egzistuoja pasaulyje. Ir dabar apie atsakymą visko. Nada, matome, ne? Nieko. Paleidžiu, bet nežinau, ar pateksiu į planą, kadangi garso nėra, labai sunku man orientuotis. Tai, ką tamsioji naktis padaro veikėją žmogui, Šventasis Jėzus pavadina nada, nieko. Ir ją kartoja kaip kokiu plaktuku, nieko. Kopime į Karmelio kalną, jisai rašo. Ir čia bus tulpelis, irgi ispaniškai mestas tokiu. Įdant skonėtumės viskuo, nenorėk skonėtis nieko. Įdant pažintum viską, nenorėk pažinti niekur nieko. Tai nėra žodžių žaismas, tai nereiškia, kad turi būti nežinantis arba neišmanantis, bet sako, kad kiekvienas konkretus dalykas, kurį asmuo įsikabina ir prisiriša, kiekvienas žinojimas, prie kurio prisirišama, asmeniui trukdo įeiti į kažką daug platesnio ir didesnio. Taip pat Šventasis Kryžius Jonas nupaišė savo vienuoliams, matom čia piešinuką, kalną, broliams ir seserims, kurios dvasiškai vadovavo, kalno Montesijo piešinį, kuris išreiškia dvasinę kelionę. Pačiame centre yra tiesus ir siauras kelias, kuris nusiveda į pačią viršūnę. Ta kelią lydi tas pats žodis, nieko, nada. Kodėl žodis vis kartojamas? Nes atsirišimas yra atliekamas ne vieną kartą mūsų gyvenimuose. Tai reikia daryti kiekvienoje kelio gyvenimo dalyje. Į vieną šoną traukia šio pasaulio gerybės, malonumai, pinigai, valdžia. Į kitus šoną traukia dangaus gerybės, bažnyčios, maldos, religiniai mokslai, rekolekcijos Šiluvoje, taip toliau. Bet tik centrinis kelias nuveda į kalno viršūnę. Ir net viršūnėje pačioje vėl pasirodo žodis, pačioje viršūnėje. Nada, nieko. Netgi pati kelio pabaiga nėra daiktas, kurį galėtum įsigyti, paveldėti ar pasiekti. Tai reiškia nusimesti, atsisakyti viską, net ir dvasinių turtų. Bet yra dar kažkas daugiau. Yra svarbu, ką asmuo daro savo paties prote, savo paties supratime. Įsivaizduokime kažką labai tikinti, kuris daugeliu metų turėjo susidarę savo Dievo įvaizdį, tėvo įvaizdį, labai apibrėžtą, labai teisų, teisingą tėvą. Tas įvaizdis tam asmeniui tarnavo kaip maldai, jis visą laiką galvodavo prieš maldą, tarnavo orientuoti jo gyvenimą. Štai Šventasis Kryžiaus Jonas sako, reikia, kad tas įvaizdis griūtų. Ne dėl to, kad jis būtų neteisingas, bet dėl to, kad kiekvienas įvaizdis yra proto konstrukcija, užbaigta ir limituota. Ir žodis, kuris išreiškia Dievą, niekaip negali tilpti ten, kur yra limitas. Šventasis Kryžiaus nada, nieko, nėra nihilistinė kažkokia, ar ta nihilistų nada, ne, kad neigtų, kad nėra nieko, ką būtų galima pažinti. Tai nada, kuris žino, kad yra kažkas, bet kas taip pat žino, jog bet koks to pristatymas tą kažką sumažina ir jį išduoda. Žmogaus protas dirba su savokomis ir konceptais, kurie yra riboti. Absoliutas Dievas visada lieka nepasiektas. Vienintelis jo pasiekimo kelias yra sisteminėme neigime. Ne tai yra Dievas ir ne tai yra Dievas, nei anas, nei tas, nieko, ką asmuo gali savo protu sukonstruoti. Čia Šventasis Kryžius mąstymas atspindi senovinę filosofiją. Dionizijos Areopagita, matom, yra įkūrėjas tos neigimo, apofatinės teologijos.
Ir taip pat kilo iš Ekharto, kito mistiko. Iš graikų kalbos reiškia apibrėžti neigiant daiktą tuo, ką jis nėra. Idėja yra tokia, bet kokia idėja išreiškianti absoliutą jau jį limituoja. Pasakyti, pavyzdžiui, Dievas yra geras. Jis uždaro mūsų žmonių gerumo idėjoje, suvokime. Arba pasakyti, Dievas yra amžinas, jį uždarome mūsų žmogiškoje laiko savokoje. Tik neigimas apsaugoja Dievo transcendenciją. Šią transcendenciją suformavo, kaip sakiau, Dionizijos Areopagietis, pirmasis Atėnų vyskupas 6 amžiui. Ir taip pat jau čia pralenkė tas filmas, 8 Ekhartas mums padarė. Bet Šventasis kryžius Jonas tai Dievo transcendencijai pridėjo kažką naujo, ją paverčia mūsų praktiką gyvenimo, troškimų, norų srityje. Ne vien tik kalbos doktrina, bet ir tai labai panašus struktūrinis judėjimas, kuris po pusės amžiaus padarys labai žymų kitą filosofą. Matėm čia jo knygą René Descartes, žinote? René Descartes, kaip yra pasakęs, galvoju, vadinasi, egzistuoju. Tai viską, tai kryžiaus Jonas kitaip pasakė, jau dar prieš jį buvo, prieš Descartesą brolis, kryžiaus Jonas tai pasako atvirkščiai, sako, sustabdo visus įsivaizdavimus, visus galvojimus, galvoju tai esu, kurias turi veiksnys arba žmogus apie absoliutą, kad asmuo liktų apnuogintas prieš tai, ko negalima pristatyti. Dievo neįmanoma pristatyti. Descartes ieško tvirto pagrindo, o kryžiaus Jonas ieško tvirto atsiverimo Dievui. Tai išreiškia didelę kritiką iš anksto prieš tuos, kurie protiškai bando įrodyti Dievo buvimo savybės, koks yra Dievas. Jeigu bet koks Dievo pristatymas jo netitinka, argumentai sukurti paremti Dievo savybės irgi tokie pat yra. Pats didžiausias pažinimas, ką žmogiškoji būtybė gali tikėtis. Labiau atrodo nežinojimo mokslas apie Dievą, tiktų, tai kitas yra nežinojimo debesis, ne? Tada nada, niekas taip skaitomas, pavirsta filosofinė išraiška. Yra dalykų, prie kurių prisiartiname, kai mes visiškai išsivalome, visiškai išsilaisviname, išsituštiname, kabutėse, tas žodis kažkaip nelabai grįžtinga, išsituštiname. Ir iš jų turėtume vaizdinių, kuriuos susidarėme. Ir dabar bus kitas filmas, dar yra laiko. Yra vadinasi prieštaravimų kalba jo kūriniuose. Jūs skaitydami, kad suprastumėt, kodėl tai jis daro. Gimsta kalbos žodžių jiems įtarumas, ne? Kaip jisai rašo. Dvasinė giesmė yra tekstas, kuris parašė pirmą eilutę Toledo celė, pirmą stulpelį, kuris pirmas stulpelius išmoko mintinai. Paskui giesmę papildo jau būdamas laisvėje Andalūzijoje. Ir 1584 metais, būdamas Granados vienuolyno prioru, parašo komentarą, paaiškinti tą giesmę, nes to prašė karmelitė, kuria labai buvo Teresės draugė, labai artima Jėzaus Ona. Ir jis tai, ta pirmoji poema, paaiškinimas ateina paskui. Bet iki to paaiškinimo jis buvo Jono ekstremalus asketinis gyvenimas. Ką jisai darė? Laikosi tylos. Didesnėje dienos dalį laikosi tylos. Vienintelis valgymas vieną kartą per dieną, įsivaizduojat, kai nebūdavo švenčių. Per šventės valgydavo daugiau. Porą valandų per dieną vidinės maldos. Trumpas miegas, sandalai vietoj batų. Toks buvo gyvenimo būdas, kuriame Jonas rašo šią poemą dvasinę giesmę. Svarbu taip pat prisiminti, kad tą poemą Jonas rašo be jokių egoistinių interesų, bet manydamas, kad tik taip įmanoma mylėti Dievą ir nesumenkinti jo iki žmogiškų idėjų lygmens. Nada niekas ir Šventojo kryžio mąstyme yra tai, ko reikalauja meilė. Jeigu tamsioji naktis yra išsivalymo procesas, išsilaisvinimo procesas ir nada yra metodas, kaip šis procesas eina, tai Šventasis kryžiaus Jonas duoda įvairius vardus. Dabar žiūrėkit, kokius jis duoda tam dvasiniai giesmei vardus. Pirma, yra dvasinė santuoka. Kilmė ateina iš giesmių giesmės, esančios Hebrajų Biblijoje, kur aprašomas dviejų įsimylėjusių susitikimas. Žydų ir krikščionių tradicija skaito, kad tai susitikimas Dievo su žmogaus siela. Visa krikščionių mistika per amžius skaitė tai kaip alegoriją, remdamėsi sužadėtuvių simboliais.
Kai kryžiaus Jonas sako santuoka, matrimonija ispaniškai, tai reiškia aukščiausią lygio vienybę, ryšį, kuris gali būti tarp žmogaus ir Dievo, kurie yra tokie skirtingi. Bet yra kitas vardas, perkeičianti vienybė, union transformante, jo raštuose rašo. Santuoka pavadina ryšį, santykius, kurie būna vienybėje. Ir tai perkeičianti vienybė pavadina tai, ko paskui tampa siela. Tai giluminis perkeitimas, kai jie bendrauja. Na ir trečias pavadinimas bus jo raštuose gyvoji meilės liepsna. Tai paskutinis jo kūrinys, prieš paskutinis trečiasis traktatas, kūrinys parašytas 1585 metais Granadoje. Paskutinis jo darbas. Jis taip pat prašė vieną kilmingą moteris, našlė, ir jis pagal Donija Ana de Penjalosa. Liepsna rodo tai, kas dega, kas išsilaiko, kas apšviečia. Žodis gyvoji liepsna pabrėžia tai, kad procesas tęsiasi. Tiems trims žodžiams gyvoji meilės liepsna yra vienas bendras dalykas. Siela įsilieja į dievybę, bet neišnyksta joje. Kai kurios mistinės tradicijos aprašo galutinę vienybę, susivienimą kaip veiksmo asmens išnykimą. Lašas krenta į okeaną ir daugiau jau nebebūna lašų. O kryžiaus Jonas atmeta tokį įvaizdį. Pagal jį lašas ir toliau išlieka lašu, nors yra okeane. Tai mus atskiria nuo panteizmo. Tai filosofinė pozicija, kad viskas yra Dievas, Dievas yra viskas. Taip, bet mes neišnykstame Dieve. Du veiksmai, du asmenys pasilieka, todėl tarp jų gali būti ryšys. Jei nebūtų asmens, nebūtų ryšio. Bet jeigu ta patirtis nesumažinama iki jokio turinio, kurį galima pristatyti, jei tai nėra idėja, nei atvaizdas, nei kitas dalykas, kaip gali būti, kad kalbėtumėm apie tai? Filosofijoje ta problema vadinasi nenusakomumo problema. Problema della inefabilidad. Inefable tai, ko negalime pasakyti. Dvasinės giesmės prologe sakoma, kad Dievo dalykas, kuriuos patiriame procese, negalima apsakyti tinkamai. Kad tik tas, kas tai pereina, pats jaučia tai, bet neišsako. Nesako, kad kalba aprašo patirtį. Poezija daugiau gali aprašyti, atskleisti per įvaizdžius ir ritmą, kur proza filosofinė žlunga. 20 amžiaus filosofija tai vėl patvirtina tą įvairiose filosofijose. Ir dabar bus labai žymus filosofas, kuris jau tikriausiai nežinau, ar miręs ar gyvas, toks buvo Liudvikas Wittgensteinas. Savo trakte parašė įžymųją frazę. Visas pasaulis tai žino tą filosofą. Sako, apie tai, ko negalime kalbėti, tada reikia tylėti. Ir kiek anksčiau jis rašė, prideda, egzistuoja tai, kas neįsakoma, tai, kas mistiška, kas pasirodo bet ko neįmanoma apsakyti. Wittgensteinas, matom šitą žymųjį filosofą. Nebuvo krikščionis, neskaitė Šventojo kryžiaus Jonas, bet griežtosios logikos pasiekė tai, ką sakė jau Šventasis kryžiaus Jonas. Šventasis kryžiaus Jonas tai neįvilko tik į modernistinius dabartinius žodžius, bet panaudojo kaip instrumentą tą sintaksę savo raštuose. Sugrupuoja tuos teminius žodžius, kurie vieni kitiems prieštarauja. Pasižiūrėkim, dvasinė giesmė yra toksai 14 posmelis, bus dabar išmestas jums ekrane. Dvasinė giesmė strofoje rašo: La noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Išversiu. Sako, tą ramią naktį en par de los levantes de la aurora, pradeda nuo aušros, ne kitos aušros, la música callada, tylioji muzika, vienuma skambančioji ir va čia biškai sustabdysiu. La cena que recrea enamora. Ir vakarienė, kuri tiesiog atgaivina ir padaro tave įsimylėjusi. Ir čia prieš pastatomi prieš gynybę žodžiai, ne? Kaip gali būti tylioji muzika, muzika turi skambėti, arba kaip gali būti tyluma, vienuma skambančioji. Tiesiog yra du terminai poezijoje pastatomi vienas prieš kitą. Ir taip pateikti prieštaravimai, pateikti sąmoningai ir su tikslu. Tylioji muzika, skambančioji tyla, kiekviena pora, sujungia tai, ką kalba.
Ta kalba laiko nesugretinama. Kalboje mes negalim. Muzika ir tyla, kaip tu jo sugretinsi. Bet poezija tai sujungia. Šventasis kryžiaus Jonas naudoja prieštaravimus kaip instrumentą. Kalba čia pasako ne pavadinimus, bet pabrėžia kontrastus, skirtingumus. Kontrastas palyginimas pasako apie tai, kas neturi būti apibrėžta. Mes negalim tiksliai apibrėžti. Tas pats stilius pasirodo ir kitame Švento kryžiaus Jono kūrinėje Gyvoji meilės liepsna. Pavyzdžiui, antroji poemos stulpelės strofa sako, kalba čia ne pavadinimą duoda, bet pabrėžia ir kontrastuoja. Ir kontrastą kažkas apsireiškia, ko visai nereikia apibrėžti. Tai atsiskleidžia liepsnos eilėraštyje, matom čia liepsną, ne? La llama del amor viva, o cautiverio suave, o regalada jaga, va čia matom tą patį, o mano blanda, o toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en la vida la has trocado. Čia yra Gyvoji meilės liepsna, antras posmelis. Yra išversta Lietuvoje, bet čia yra Vaclovo dukra ruošia, tikriausiai kitais metais išleis tą knygą, tą Gyvąją meilės liepsną. Bet tokie įvaizdžiai gali įvesti į blogą supratimą. Mes, kai skaitom, gali visai būti, pažiūrėkit, kauterijo, matai čia viršui, o kauterijo suave. Kas yra tas kauterijo? Tai yra chirurgų naudojamas skalpelis, geležinis įrankis, kurį kaitindavo ugnyje, kad žaizdą uždeginti. Sako, o skalperis švelnusis, o dovanotoji žaizda. Tai gali įvesti į blogą supratimą. Įsivaizduojat, jis vadina tą instrumentą, kuris pridegina švelniu. Vadina atvirą žaizdą, kur yra padaryta atvira. Pabandykite įsivaizduoti atvirą žaizdą, vadina švelni žaizda. Kontrastai, ar ne? Ta žaizda vadina dovanotąją. Mirtis, sako, yra paverčiama gyvenimu. Šventasis kryžiaus Jonas čia neišaukština kentėjimų. Nėra, kaip sakiau, tasai mazochistas, ne? Savo raštuose jis pabrėžia, kad mortifikacija arba apsimarinimo, kurių ieškome, nėra tiek verti, kad jų ieškotume, kaip tie, kurie ateina neieškant. Patys arba aplanko. Aš panaudojau čia močiutės vienos posakį. Sako, vaikeli, ant kryžiaus nešok, bet ir nuo kryžiaus nedėk. Ir skausmas, kurį patys savo sukeliame, gali būti viena iš puikybės formų. Kas save baudžia, jis kontroliuoja savo paties kelią, matuodamas savo nuopelnus. Ir kas kontroliuoja, tas nemoka, sako kryžiaus Jonas, atsiduoti. Tamsėje naktį kentėjimai nėra tai, ką siela turi ieškoti. Tai yra tai, kas jai savaime atsitinka. Žinau, nebavažiuoju, kaip čia važiuotis? Dar važiuosiu. Gerai. Jeigu prarandame tarpininkavimus ir paguodas, kas mums padėdavo būti prie Dievo, mums skauda, nes visi praradimai visada yra skaudus. Kančia, kentėjimai yra proceso simptomai, bet nėra galutinis tikslas. Todėl liepsnos, ta llama del amor yra paradoksai, negarbina, neaukština kentėjimų, bet aprašo patirtį, va tas geležis įkaitinta, ne? Kad įprastos savokos ir kategorijos susikerta viena su kita, susikerta tarpusavyje. Kauterijos skalpelis pridegina, degina, bet šitas apdeginimas sukelia dar į tai, ką žodis skausmas nepajėgus išreikšti. Paradoksas yra prašomasis, bandoma pasakyti tą, ką eilinė pasaulio kalba negali išreikšti, nes nėra tokių žodžių, savokų ir terminų. Na, dabar liko dar vienas filmas, bet jau nebedarysim, nes liko 10 minučių. Ten yra apie tai, ką dabartinis mūsų mokslas sako, kaip jis prieš kryžiaus Joną, kaip nori sutrinti, bet iš tikrųjų tas mokslas pats yra sutrinamas. Bet jeigu liks pabaigoje, jeigu liks laiko, tada tuo gal ir pabaigsime.